malonumą pirmiausia tai atradau, man atrodo, Amerikoje per savo medaus mėnesį, taip keista, bet taip jau buvo. Ir brolis mano tuo metu bėgiodavo, tai tiesiog užsikrėčiau tikriausiai nuo jo. Mačiau, kaip išbėga 1, 2, 3 kartą į pabėgioti, aš prisijungiau 4 kartą ir po to per 3 savaitės mes sugebėjom dar pasiruošti 10 km bėgimui, kas mane labai nustebino, kad sąlyginai nedidelis miestelis ir praktiškai kiekvieną savaitgalį vyksta kažkoks sporto renginys, dažniausiai bėgimo ir susirenka žmonių, tarkim 500, 1000 žmonių kiekvieną savaitgalį. Tai vat po to laiko grįžus į Lietuvą ir tęsėm šiek tiek tą bėgimą, tik tais būdavo labai sunku rasti kokį nors bėgimo renginį Kaune. Vos ne pusę metų man truko, kol suradau pirmą bėgimo renginį ir būtent čia jis ir buvo, Panemunės parke. Tai buvo kalėdinis bėgimas prieš pat kalėdas. Pati Kauno maratono idėja mums iš vis gimė 2011 metais, net tuo metu mes užsiregistravom net internetinę svetainę. Tai va truko vos ne 2 metai, kol ryžomės jau fiziškai, realiai padaryti tą maratoną. Ir pirmas kaip tokio tipo renginys man asmeniškai buvo išties, toks fiziškai netgi sunkus, galbūt man asmeniškai, o paskutinysis šitas maratonas jau buvo visiškai kitokio tipo, jau mūsų daug didesnė buvo komanda, tai daug didesnis darbas jau netgi ne su pačiu renginiu, o tiesiog buvo su mūsų komanda. Kultūros sąvoka yra šiek tiek turbūt platesnė ir šitos Europos kultūros sostinės apibrėžime ir įtraukia tiek sportą, tiek gal kažkiek daugiau kitų veiklų. Tai vat būtent tą ir norisi padaryti, norisi įtraukti kažkaip bendruomenės, įtraukti visą miestą, kad išeitų žmonės į tos renginius, žiūrėtų, net nebūtinai dalyvautų, bet palaikytų bėgikus, palaikytų užsieniečius bėgančius. Tai sudaro labai gerą atmosferą tiek patiems bėgikam, tiek ir miestiečiam. Visi yra draugiški tada. Eikite ir bėkite, net jeigu negalite bėgti, kaip mūsų Inga Jodeškienė trenerė sako, tai bent jau pradėkite vaikščioti po truputį ir neužilgo galėsite bėgioti. Bėkite ir susipažinsite su Kaunu, ko dar nesat niekada matę.